Reguliarusis sezonas jau artėja į pabaigą. Kaip vertintumėte MARU komandų padarytą pažangą nuo sezono pradžios? Pažanga jinai nuo pradžios jautėsi, nuo praeitų metų pabaigos. Taip kad ta pradžia, vadinkim, tokia sėkminga, garbinga. Ir manome, kad išsilaikysime tam lygyje, kokie mes esame dabar. Kaip manote, kokios yra galimybės šiemet vėl tapti Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionais tiek vaikinų, tiek merginų komandoms? Visada yra galimybės tapti. Kiekvieną kartą, su kiekvienu sezonu, su kiekvieno sezono pradžia, tokios galimybės yra. Bet žinot, kaip būna, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Tai va taip ir čia. Galim tikti vienaip ar kitaip, tačiau visada tikslai yra sporte keliami patys aukščiausi. Kitų tikslų nėra ir visi juos kelia. O įgyvendina, suprantama, kad jau ne visi. O kaip manote, kokios komandos studentų lygos šiuo metu galbūt atrodytų grėsmingiausias mūsų komandai? Tai tradicinės komandos. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Šiaulių universitetas. Ir turbūt su kai kuriom išlygom Klaipėdos universitetas vaikinų tarpe, o merginos. Tai manyčiau, kad pagrinde Lietuvos sporto universitetas ir turbūt Klaipėdos universitetas, neaišku, kaip VDU šiais metais susidėlios ten jau žvaigždės. Tai manyčiau, kad tokie pretendentai pagrindiniai būtų. Nuo šio sezono pradžios Lietuvos studentų krepšinio lygos vaikinų komandų yra leidžiama rungtyniauti po 2 moksleivius. Tai kaip jūs vertinate šį sprendimą ir ar negalvojat, kad studentų lyga praranda savo savitumą tokį, kai žaidžia tik studentai? Manau, kad tai labai gerai, kad leidžia moksleiviams dalyvauti, kadangi jie pajaučia tą atmosferą universitetinę, gali pasirinkti atitinkamą universitetą, pasakyti savo bičiuliam, draugam ir prieteliam, kokie tenais privalumai, kas yra svarbu, kaip su jais dirbama ir panašiai. Taipgi čia vadinčiau daugiau rinkodaros dalykas negu pagalbos dalykas. Vaikinų komanda šiemet 2 kartus paslydo žaisdama prieš lygos outsiderius, bet vis dėlto stiprios komandos lieka nugalėtos. Tai kaip manote, kodėl būtent taip atsitinka? Žinot kaip, atsitinka turbūt pagrinde su psichologija žaidėjų, kad jau jie ateina prieš varžybas nugalėtojais, viduje jausdami šitą, tai paskui labai sudėtinga yra persilaužti. O čempionams visi nori įkasti. Ir vidutiniokai, ir outsideriai, žinot, tai yra garbė nugalėti čempionus, tai ne taip yra, kad nugalėti savo ten lygio komandą. Todėl tai visą laiką reikia tai susikaupus, pasiruošus, pasirengus ir nedalinti paprasčiausiai taškų, bet geriau dabar pralaimėti negu finaliniame etape. Kodėl yra svarbu palaikyti komandas? Tai palaikymas yra vienas svarbiausių uždavinių, tai mes ateinam pasižiūrėti reginių. Tai kūrė krepšininkai reginį. Ir jeigu jie kūrė jį sienoms, tai turbūt nelabai jauku yra, ar ne? Bet jeigu susirenka žiūrovai, jie pergyvena, išgyvena, palaiko juos, žinot, tai yra visai kita atmosfera. Tai yra visai kita atmosfera. Todėl tas palaikymas jis yra nepaprastai svarbus, nepaprastai svarbus. Ir pabaigai, tai ko galėtumėte palinkėti Mykolo Romerio universiteto krepšininkams ir sirgaliams? Pirmiausiai, tai susitvarkyti gerai su studijom. Tai būtų pats pagrindinis palinkėjimas. O toliau, tai tikėkime, kad ir šiemet mes labai sėkmingai kausimės ir nužingsniuosim iki finalo. Taigi aš linkiu, kad mes kovotumėm abi komandos finale. O žiūrovams, kad mes suteiktumėm didelio pasididžiavimo savo komandai. Ir didelio malonumo jums visiems. Ačiū Jums. Ačiū Jums.